Dabar kviečiu jūs į Jungtinius Arabų Emiratus, tiesiai į Dubajų. Ten dabar prasideda tikra vasara, temperatūros stulpelis dažnai šokteli iki 40 laipsnių ir ten galime sutikti ne vieną lietuvį. Šį vakarą susipažinsime su gidu Kęstučiu, kuris nuvežęs mus į labai neįprastas Jungtinių Emiratų vietas, pasakoja, kaipgi jis atrado savo pašaukimą. Tiesą sakant, iki tol teko išbandyti ne vieną profesiją. Ko tikitės atskridę į Dubajų? Akį traukiančių spindinčių dangoraižių, modernių pastatų, ištaigingų viešbučių ir įspūdingo naktinio gyvenimo, ar net šokančių fontanų miesto centre. Visą tai jūs žinoma pamatysite. Čia yra aukščiausias pasaulyje pastatas Burj Khalifa ir didžiausias prekybos centras vadinamasis Dubajaus molas. Visą tai jei jau esate čia ir patiems atrasti nesunku. Tad šiandien norime jums parodyti kitokį Dubajų ir jo apylinkes. Kartu su Jungtiniuose Arabų Emiratuose jau ne vienerius metus gyvenančiu Kęstučiu Urbonu. Tiesą sakant, be gidu čia dirbančio Kęstučio nebūtume atradę ne tik ypatingų šio tviskančio miesto vietų, bet ir sužinoję gyvenimo taisyklių. O kaip pats pasirinkai Emiratus? Kodėl Emiratai? Kas čia dabar patraukė? Atsitiktinai. Tai buvo istorija, kad aš baigiau Lietuvoje tam tikrus darbus ir tiesiog toks buvo liūdesio periodas, žiema, šalta ir tiesiog paskambino draugas ir sako, turiu 2 bilietus į Emiratus. Tau pačiam reikėjo naujos pradžios, kažkokio naujo starto? Taip. O kaip apskritai manai, kodėl dauguma žmonių, ypač europiečių, atvažiuoja ir tų pačių lietuvių atvažiuoja į Emiratus tikėdamiesi ko? Galbūt tai atrodo tokia irgi svajonių šalis kaip Amerika, kur atrodo, galimybių, čia tūkstančiai, čia tik reikia žinoti, ką daryti. O kaip jis iš tiesų yra? Emiratai blizga, Emiratai atrodo kaip aukso gabalėlis. Visi atvažiuoja tikėdamiesi greitai praturtėti, lengviau gyventi. Manau, kad visi, kas čia važiuoja po šiai dienai, jie važiuoja greito uždarbio. Kas patiko žmonių gera širdiškumas, patiko saugumo jausmas. Mano namai niekada nėra rakinami. Aš niekada nerakinu namų. Emiratuose yra taip karšta, kad mes mašinas paliekame prie prekybos centrų su visais daiktais, kartais ir su telefonais, ir su piniginėmis, užvestas. Ir einame į prekybos centrą. Staliukus žmonės užsirezervuoja, palikdami savo telefoną, naujausią iPhone'ą. Ir niekam nėra nei pusės minties, kad kažkur tai kažkas paims ir nusineš. Be automobilio Jungtiniuose Arabų Emiratuose niekur. Kai važiuojame Ras Al Khaimo miestą esančio visai netoli nuo Dubajaus gatvėmis, Kęstutis pradeda pasakoti apie gyvenimo čia ypatybės. Norite ryte atsigaivinti šviežiomis sultimis, išsukime trumpam iš kelio, pasiūlo jis ir stepteli gerai pažįstamoje jam vietoje. Vienas įvairių vaisių kokteilis, kurį pardavėjas atneša tiesiai į mašiną, kainuoja vos 2,5 euro. Pakeliui į Dubajų Kęstutis dar siūlo apžiūrėti ir mečetę, turinčią ypatingą istoriją. Vos 14 minučių liko iki maldos meto, be to šį kartą į vidų įleidžiami tik vyrai ir prižiūrėtojas jų paprašo paskubėti. Lieku lauke palūkėti, o kaitra tokia, kad net sunku kvėpuoti, tad pavėsyje miegančioms katėms šalia mečetės padėti ir dubenėlį su vandeniu. Tai yra antra seniausia mečetė šitame regione. Ne tai, kad vien tik tai Emiratuose, bet apskritai antra seniausia mečetė šitame regione. Ir turistai gali ją pakliūti, gali užeiti net ir moteris iš tikrųjų. Ir jeigu matėte, tai mums neprieštaravo net ir nepilnai užsidengus alkūnės, plaukus ir visa kita. Svarbiausia yra ateiti ne maldos metu. Ir šiuo metu, sakysim, meldžiasi vyrai ir dėl to neįleido moterų. Bet normaliai dienos metu gali ateiti ir moteris, ir vyrai, ir visi, kas nori tik tai pamatyti. Čia iš tikrųjų yra labai įdomi vieta, kur mes stovim. Vienoje pusėje matome mečetę ir jeigu čia pasisukam, tai staiga paplūdimys. Taip, labai puikia vieta. Iš tikrųjų vieta būtent dėl jūros nukentėjusi kelis kartus. Ir šita mečetė, ir šalia esantis buvusio valdovo rūmai 2 kartus buvo sugriauti iki žemės. Būtent dėl to, kad čia buvo jūra, atplaukė, armija ir puolė būtent šitą vietą. Su Kęstučiu pajuokaujame, jog po maldos galima keliauti tiesiog į paplūdimį, tačiau bulvaras dabar šalia jo tuščias, nes vidurdienį tik tokie keliautojai kaip mes gali stovėti lauke, plieskant saulei. Čia beje yra iš tikrųjų unikalus filmavimas šitoj šaly, todėl kad
pasistatė mašiną prie pat tos vietos, kur mes kalbamės. Ir va 3 minutės interviu ir mes bėgame į vidų. Kiek šiandien karščio? 40, plus 40 šiandien. O jutiminė? 50 kokie? 8? Gal kokie 48. 48. Taip, nes didelė drėgmė. Viskas, jau eikim, baikim. Gatvė, kurią dabar važiuojame, driekiasi pajūriu, tačiau jokių parduotuvių ar kavinių nematyti. Ir nėra ko stebėti, sako Kęstutis. Čia gyvenimas vyksta kitur. O į pajūrį ateinama tik gerokai nukritus oro temperatūrai. Bet vis tiek smalsu patikrinti, kokiogi šiltumo čia vanduo. Galbūt būtų galima atsigaivinti. Čia mes ne veltui taip važinėjom po pliažą, kaip atrodytų tokie žmonės, kurie nelabai žinom, ką darom. Iš tikrųjų, čia vietiniai, kadangi yra labai karšta, jie privažiuoja prie pat vandens ir tada, ateinu patikrinsiu, ar bent vandenį galima atsivesinti, nes yra mirtinai karšta. Nu, nelabai čia atsivesinti. Čia kaip šiltą dušą atsisukus namie. Pasukus link Dubajaus ir sustojus degalinėje benzino, Kęstutis pasakoja dar vieną įdomų gyvenimo Jungtiniuose Arabų Emyratuose faktą. Kodėl čia nereikia skubėti mokėti baudų? Kartais yra duodamos nuolaidos baudoms? Taip. Kokiom progom ir kiek? Šiuo metu jau senokai buvo tas daryta, maždaug prieš metus turbūt paskutinę kartą, bet musulmoniškų švenčių arba šito šalies švenčių proga šeikas duoda nuolaidą 50% visoms baudoms. Kartais panaikina mašinų areštą, kartais panaikina tuos vadinamus black points, juodus taškus teisių ir taip suteikia kaip ir malonę, kaip ir tai reiškia, reikia neskubėti mokėti baudų, jeigu gauni, ar ne? Dabar keliaukime į vieną ypatingą Dubajaus vietą. Jei šiame moderniame mieste imsite ieškoti įprasto senamiesčio, nusivilsite. Iš tiesų, tai beveik prieš 20 metų pastatyti tradicinę arabų architektūrą atspindintys pastatai. Kaip sako Kęstutis, jų net sienos specialiai pasendintos, kad atrodytų kuo autentiškiau ir būtų galima geriau įsivaizduoti šalies kultūrinį ir istorinį paveldą. Dabar siaurose gatvelėse įsikūrė daugybė parduotuvių ir, žinoma, turistų mielai lankomi turgus. Nors, kaip sako Kęstutis, geras gidas čia dar turi žinoti ir patraukliausius taškus, kuriuose bus pozuojama nuotraukoms keliaujančioms tiesiai į socialinius tinklus. Netrukus sutemsta ir Kęstutis pasiūlo užsukti į vieną parduotuvių, kurioje dirba jo pažįstamas pardavėjas. Čia be įprastų suvenyrų, kupranugarių, dėžučių, šalių, skarų ar žinoma įvairaus dydžio aukščiausio pasaulyje pastato Burj Khalifos dangoraižėlių galima patirti dar vieną turistinę atrakciją. Norite pasijusti taip, kaip vietinės moterys? Pasipuoškite tradicinę abają, būtinai juodos spalvos. Ji turi dengti visą kūną iki pat kulnų. Man tenka persirengti, nes pirmasis malonaus ir draugiško pardavėjo pasiūlytas drabužis, pasak jo, yra per trumpas. Ar moterys, kurios, taip atrodo gatvėse, po apačia turi kažką tokio, pavyzdžiui, iš Gucci parduotuvės arba iš kokios nors kitos aukštosios mados parduotuvės? Aš nesu matęs, tai yra Suprantama. Aš negalėjau to dalyko pamatyti, bet lietuvės moteris pasakojo taip, kad susitikę kažkur tai prie veidrodžio, sakysim, prekybos centruose ir visa kita, jos vaikšto ant baisulinio dydžio kablų su visais geriausiais, garsiausiais pasaulio ženklais. Vyrai Emiratuose kasdieną velkasi baltą drabužį vadinamą kandūrą. Sutikęs jį pademonstruoti, Kęstutis sako, jog reikia žinoti, ką reiškia tam tikros aprangos detalės, kurias beje kartais dėvi tie, kuriems to daryti nevertėtų. Pagal drabužius galima atskirti iš tikrųjų, iš kokios šalies arabiškos jie yra atvykę. Sakysim, aš turiu tokį šniuriuką ant savo kaklo. Taip. Ir jisai sako, kad aš esu emiratis. Aišku, Emiratuose gyvena labai daug kultūrų ir jie dabar vyrai pradėjo mėgdžioti, ta prasme, vaidinti emiračius, jie užsideda būtinai tą šniuriuką. O čia yra toks kaip ir statuso ženklas, ar ne? Taip, nes iš tikrųjų tai duoda daug privilegijų. Kęstutis sako, kad pasisiūti ar nusipirkti tradicinį drabužį kainuoja beveik tiek pat. Todėl dauguma ypač labiau pasiturinčių žmonių žinoma jį siuva, kad viskas atrodytų tobula. Yra ir savų gudrybių, kaip išlaikyti nepriekaištingai baltą spalvą ir kitų mažų paslapčių, apie kurias net neįtarsi. Tiesiog jas reikia žinoti. Čia yra žiedas, jisai vadinamas egal.
Ir tai yra iš tikrųjų funkcija turintis dalykas. Pagavai ožką ir surišai. Rimtai pagavai ožką ir surišai? Taip. Niekada gyvenime nepagalvočiau, aš galvojau gal dėl grožio ir kad prilaikytų galvos apdangalą. Štai čia yra gatra ir dar vienos detalės dar trūksta, yra žodžiu tokia kaip beretė maža, kuri sugeria galvos prakaitą ir neleidžia susipurvinti labai greitai šitam baltam audiniui. Kęstutis man pasiūlo dar vieną turistų, ypač merginų mėgstamą atrakciją. Auksinis veido papuošalas, skara ir keliaujame į turgų. Taip atrodydama netrukus turėtumėte išgirsti, kokiu vardu jūs šauks. Iš tikrųjų, aš taip apsirengiau ir apsivyniau šitą gana šiltą skarą todėl, kad išgirščiau čia vieną žodį, kurį turėtų sakyti pardavėjai. Ir tikrai, kas 2 žingsniai, Shakira, nežinau net kodėl jie taip sako, bet turbūt paklausim Kęsto ir jisai mums pasakys, ką tai reiškia. Tačiau norėjau išbandyti, ar tai veikia. Tai tikrai veikia. Tai dabar jau galiu nusirengti ir nusimti tą auksą. Kai Dubajuje filmavome rugsėjo mėnesį, čia net ir vakarais dar laikydavosi 35 laipsnių karštis. Todėl Kęstutis prieš persikeliant į kitą upės pusę pasiūlo būtinai sustoti prie gėrimais prekiaujančio kioskelio. Nuo karščio prie kaktos prilipę plaukai, o nuo veido jau seniai išnykusi pudra. Ne pats geriausias pasiruošimas filmavimui. Tačiau, kaip sako gidas, tikrai dabar ne tai svarbiausia. Emiratuose gerti turite nuolat. Kitaip dehidratuosite ir tuomet jau neberūpės jokios Dubajaus įžymybės. Čia taip karšta. Taip karšta. Dabar mūsų jau laukia laivas, o kitoje upės pusėje aukso turgus. Čia mes labai, galima sakyti, pigiai nuplauksim, ar ne? Kelionė trunka labai trumpai, bet kaip sakoma, už šitą atrakciją mes susimokame tik tai 25 euro centus. Čia tokį vieną pinigėlį. O ant to pinigėlio yra tas kavinukas. Karako. Paragausim šitos kavutės. Plaukiant Kęstutis rodo į pakrantėje stovinčius senus laivus. Mano akimis jau vargiai jie kur nors plaukia. Tačiau gidas sako, jog klystu, jie vis dar vežiojo krovinius. Bet eikime ten, kur akis raibsta nuo spindesio. Dubajaus aukso gatvėje esančiose parduotuvėse gali apsirengti auksu nuo galvos iki kojų, tiesioginė prasme. Auksiniai čia ne tik papuošalai, bet ir galvos apdangalai ir atrastumėte netgi suknelę. Šioje gatvėje eksponuojamas ir sunkiausias aukso žiedas, dėl to patekęs ir į Gineso rekordų knygą. Jis dar vadinamas Taiba žvaigžde. Brangiaisiais akmenimis puoštas dirbinys sveria beveik 64 kg. Bet eikime į vienos parduotuvės vidų. Mes atėjome į aukso parduotuvę. Čia atrodo, kad žmonės prie duonų stovi. Čia eilė yra prie aukso. Tikrai? Tai galiu patikėti. Neaišku, ar jie perka, nes iš tikrųjų yra labai įdomus būdo bruožas dėrėtis ir nepirkti. Ateiti, pasižiūrėti, pasidairyti ir nepirkti. O atvyksta kažkokios dėrybos. Jūs galvojate, kad jie nupirks? Nebūtinai. Po 15 minučių praleistų šiame aukso rojuje suprantu, kodėl čia taip smagu leisti laiką daugeliui. Pardavėjai tuoj pat traukia bet kurį aukso papuošalą, į kurį tik nukrypsta žvilgsnis ir siūlo viską pasimatuoti. Aišku, tam labai sunku atsispirti. Kurgi dar galėtum pasipuošti štai tokiais auksiniais gepardais? Kadangi yra tokio gražumo apyrankė, tai reikia imti iš karto 2, kad būtų ant abiejų rankų. Ir aš nežinau, štai bet kokiam vakarėlyje tikrai niekas tokios neturės, tikrai būsiu vienintelė. Tai dabar beliko tik dėl kainos susidėrėti, bet net bijau paklausti. Nors jau ne vieną kartą mes klausime, kiekgi visą tai kainuoja, pardavėjas tarsi negirdi, tik traukia dar ir dar daugiau papuošalų. Kęstutis šypteli, tokia jų pardavimo strategija. Iš pradžių nesakyti, bet sužavėti ir priblokšti aukso spindesį, o tada jau pateikti skaičius. Mes bandom paklausti, kiek čia kainuoja ir tada mums sako, žinokit, labai pigu, viskas labai pigu. 20 000 eurų. Bet reikia keliauti toliau. Juo labiau, kad Kęstutis žada nuvesti į dar vieną parduotuvę, kurios pardavėjas sugalvojo originalų ir labai paprastą reklamos būdą. Beje, jis puikiai veikia. Iškart po reklamos. O Dieve! Dabar mes esam prie vienos iš daugybės čia esančių parduotuvių. Ir kodėl ateinat čia? Kuo čia ypatinga šita vieta? Visomis kalbomis yra parašyta, jeigu matote, ir šitoje pusėje, ir viduje visur išklijuota lipdukai. Ir mes pamatėme pirmą kartą tokią galimybę ir viena iš mano
keliautojui, jinai paėmė ir parašė lietuvišką linkėjimą. Ir mes nuo tos dienos pradėjome bendrauti su šito žmogumi. Bet aš matau, kad čia daug dabar lietuviškų yra tų papirėlių prirašyta, ar Turbūt ne? gal kokie 6 mačiau linkėjimai. Užėjus į vidų iškart pamatome tai, apie ką kalbėjo Kęstutis. Visos sienos ir net parduotuvės lubos jau pradėtos klijuoti čia apsilankiusių keliautojų spalvingais palinkėjimais. O viduje pasitikęs iranietis Omid tuoj pat pasiūlo paruošti šafrano arbatą. Kaip jisai pats sako, aukso vertą gėrimą. Jis pasakoja, kad šio ypatingo prieskonio nauda jau seniai žinoma. Šafranas gerina nuotaiką, turi antioksidacinių savybių ir tradiciškai jis naudojamas nerimo ir depresijos simptomams lengvinti. Kęstutis sako, jog jei nuspręstume pirkti, reikia paprašyti geresnės kokybės šafrano, kitaip tariant, iš po prekystolio. Ir paaiškina paprastą taisyklę, kurią čia apsiperkant vertėtų žinoti. Netoks kokybiškas šafranas, kaip ir kitos prekės laikomos tiesiai ant prekystolio. O kur kas geresnės kokybės visada padėtas kur kas toliau. Ir kainuoja, žinoma, kelis kartus brangiau. Beje, Omid sako, kad jis turi ir kitų sveikatą gerinančių dalykų. Eukaliptas puikiai tinka peršalus ar sloguojant, kosėjant. Tik imkite jo nedidelį gabalėlį, kitaip bus per stipru. Dėkite jį štai čia, ant anglies ir tuoj pat pajusite kvapą. O Dieve! Oh my God! Bet, Kęstai, jūs kai ateina čia su kitais lietuviais, tai čia nuopsta turbūt nuo šito. Visi reaguoja lygiai taip pat kaip ir jūs. Taip pat, ar ne? Tas šoktelėjimas. Šokas pirmas, o paskui visi sako, noriu. Paprašau Omid parodyti, ką nors ne taip aštriai kvepiančio ir taip veikiančio. Jūs esate kaip tik toje šalyje, kur labai mėgstami įvairiausi namų kvapai. Čia kas nors rūksta visose patalpose, o pasirinkimas, ką deginti, iš tiesų atrodo toks, kad svaigsta galva. Sandalo ar agaro medis išmirkytas natūraliuose eteriniuose aliejuose. Esencijomis iškvėpinti medžio gabaliukai, sakai. Omid sukuria tokį mišinį, kad aš jau sutinku beveik viską nusipirkti, nes tiesiog neatsirenku, kas kvepia maloniau. Be to dar tos jo pasakojamos istorijos apie piktų dvasių ir blogų minčių išvaikymą. O šiaip jau, reikėtų pabūti arti šio smilkalo, kad visi drabužiai imtų gardžiai kvepėti. Jeigu aš taip stovėsiu kuo arčiau, tai čia kaip kvepalai. Ir visi drabužiai kvepės, o Dieve, sandalo medžių su rožėm. Tada kitas yra su jazminais, agaro medis. O Dieve, čia man jau galva sukasi nuo to kvapo. Čia iš tikrųjų. Čia, pavyzdžiui, ilgiau pastovėjus, tai aš nežinau, va. Štai. Tai va. Ir dar be to išnyksta visas blogas mintis, sakė. Kitoje pasakojimo dalyje. Tai kokio gerumo yra kelionė kartu su lietuviais? Tai atsiranda žmonių, kurie nuperka ledų, va, ir paima į dykumą. Kelionė į dykumą su lietuviais ir vairavimo bekeliai ypatumai. Naktinis vaisių turgus ir vakaro viešnagė prezidento rūmose Abu Dabyje. Ir ką dažniausiai pasiūlo Kęstutis, kai lietuviai jo klausia, ar verta apsigyventi šioje šalyje. Esu girdėjęs ne vieną istoriją, kaip valytojas randa ten milijoninės sumas tašėje ant suoliuko ir jisai grąžina ją į policiją ir jisai jos nepasiima.